galim pradėti. Sveiki atvykę į Laiką Daną. Esam labai išskirtiniai vietoje. Kauno centre, Kauno širdy. Visiškai Kauno centre, jau. Pas Hebra, Ride and Mend Hebra, kuri įsimylėjęs, tu irgi įsimylėjęs, ir kolega, nežinau, kiek įsimylėjęs 90-ųjų baikus, ne 90-ųjų. Tos eros. Taigi, man pirmas iš to klausimas, tai kodėl? O kas yra jauniem žmonėm pakankamai? Kodėl jie įsimylė tuos 90-uosius? Aš juose gyvenau, man jų nereikia prisiminti, žinai, bet kodėl? Nu jo, man tai, ta prasme, sužavėjo patys dviratininkai, kaip jie važiuodavo 90-aisiais. Ta prasme, su tokia maža technika ir taip nesveika, kur būdavo vienas kalnų dviratis ir visas disciplinos ir downhill ir ten XC, o dabar kaip yra, viskas išsišakoja, tai atrodo tokias mažas, ta prasme, galimybės jų buvo ir jie tiek viską išrado, prikūrė tiek daug viską, kad dabar net palyginus nieko naujo neišranda. Ten viskas tas pats sena, prisiminta kaip nauja ir patobulinta kažkiek, bet visi išradimai buvo 90-aisiais pagrindė atrasti tie nauji ir baikai, ir amortizacijos visas tos technologijos. Nu taip, iš tikrųjų, kai patobulėjo, tie patys elektra atsirado, dviračiai, ir aš pats važiavau 90-aisiais plentiniu, tai tikrai buvo tie laidai ten per rankas, tai per viršų, arba ne, iš pradžių tai iš vis ten stabdžiai, o ten ant rėmų. Ir ten pirštus gali nusitraukti. Ir jau gerai užpila ant akių, kaip būna. Tai taip man irgi paskui davė treneris MTBE, o jau tokį geresnį, kur jau power, žinai, prie stabdžių. Tai čia buvo, atrodė, wow. Technologija. Ir kas man pasitinka pas tave, dar, kad tu įsimylėjęs tuos 90-us, bet ne remontuojat ir atgaivinat tą dviratį, kaip ką tik girdėjau, čia kalbėjai su vienu žmogum, kad atvežė čiut ne maždaug rado iš konteinerio, gal Hebra kažką padarysite, ne? Ir tokia, kaip atgimimas, tai čia turbūt irgi duoda savo žavesio, ne? Nu jo, pavyzdžiui, yra tas, kur fiksus padarytas iš to sovietinio, ten staršuose, tai atvežė iš konteinerio ir atidavė, tai padaryk, ką nori. Aš turėjau ratus, turėjau kelias detalės, galvoju, davai, staigi fiksą sukrausim. Palikau specialiai tą rėmą nurūdijus ir atstailą tokį, nes irgi savo žavesio turi. Ir man kartais tokie netgi bildai labiau žavi ir smagu su jais pavažiuoti, negu ten su naujausiu, ten kokiu ten karboniniu baiku, ten kur atveža klientas, ten pareguliuoti ir pasiregusuoti. Nes jie kažkokią dušę, atrodo, turi tiesiai dviračiai. Nu, jisai turi istoriją kažkokias. Jo, jisai matęs kažkur gyvenimas, ten jeigu galėtų kalbėtis, ten wow, ten būtų, ten istorija galėtų knygą parašytis dviratis, ten ar filmą pastatyti net. Tai tas irgi dar kabina, ne, kad su ta istorija. Ką jie matė, kur jie važiavė, kas ten žino, ta prasme, kaip pagalvoji, tai wow. Tai, žodžiu, kvietimas jums, jeigu turit kažkokį netyčia mato dviratį į kaimą numestą, blema, čia dabar vežda, jeigu dar čia sudėlioti, investuoti, tikrai laikom atrodo gaišatis, tai Ride and Mend, Instagram, Facebook'e, galit parašyti tik tokį netgi, okei, aš nesinaudoju, gal Hebra naudojasi, bet ir galit pasiekti Instagram'e tikrai įdomių turi dviračių ir man patinka tas toks, kai įdedi prieš ir po, tas dviratis kaip atrodė, toks suvargęs ir kaip atsinaujinęs ir užsukite į svečius, kartais pasižiūrėti, kartais turi tikrai gerų, smagių dviračių lauke pasistatė čia, kaip čia pavardinė šitą vietą, prie VDU centrinių. Prie VDU centrinių rūmų įėjimo praktiškai, jo. Taip, čia prie įėjimas šitą studentų skveras, žodžiu. KTU centrinė čia priešais toks ir matysit dviratį tikrai kokį vieną pririštą. Ypač kai atšilė geriau, reikia pastovi kavo, bent vienas koks su kaina arba šiaip stovi. Taip, ir tarp kitko tu mano dviratį bandėm padaryti klasikinį perdažymą, bet lupom laką, ir ten prasideda. Visą grafiką, ją atgaivinti, ta prasme, tą grafiką būtų tiek laiko užtrukę, kur Tai taip ir atrodo, bet kartais, kai to darbo nedarai, aš irgi pats, visai kitą darbą darau, tai atrodo, kas čia, truputį pašveisi ir uždėsi laką ir viskas bus tiks man. Buvo didesnį įdaužimų iki karbono, kur jau matęs dažnai nesilūpė, tai iškart viskas ir nuėjo, tai geriausia nuvalėm, padarėm biškį modernesnį prieskonį. Taip, padarėm tokį juodą vanagą. Jo, visai tik taip, stelbombė. Bet žinai, ką darysim vėliau? Grįšim atgal į klasikinį vaizdą vėl. Tai galėsim kažką sugalvoti. Tai jeigu matėt mano juodąjį
plentinuką, senas jis irgi su istorija, man atsakymą, man vat, Jo. 16 metų, gal ne 18, nežinau kiek. Kiti sakytų, čia jau reikia naują pirkti viską. Tai jau senai, jau, čia mano hebra, man sako jau senai. Bet jeigu jis gerai važiuoja, viskas tvarkosi. Ar man irgi, bet aš patinka istorija, aš irgi noriu ten, žinai, ten naujausia, bet Jo. ir smagu ir turėti vieną su istorija, kitą, kad ir naujausia, bet Jo. man irgi buvo tai jau keltų dviračių, žinai, neturiu kur dėti, žinai, vad norisi vaikam padovanoti kažką. Tai, vat, kai būna irgi dvirato akcija, man ta visai patinka, tai galima irgi, pas tave netgi jaučiu sutartą, atvažiuoti, kad atrestauruotum kažkiek tą dviratį ir ten Vaikam važiuoti ir paduoti dviratam, tarkim. Taip, nu, vaikam ten būna ta akcija, man patinka, kur labai faina aukoja vaikam dviračius, žinai, ten stovi tas dviratis, žiūri, žinai, jau 100 metų jam sunkus ir, nu, tikrai tu jau nevažiuosi, tai susirašykit, atvežkit tau ir tikrai tas patiks. O kodėl tas pavadinimas toksai angliškas? Aš noriu papasakoti to prieš pavadinimą, dar papasakojant tau, kaip aš šis tave atradau. Nes, nu, nei googlinau, nei ten kažką Instagram'e nemačiau dar prieš porą metų. Į Litą tiesiog random ėjau, Osakau, ten dviratis, paštininkas ten kažką užkalbino, Osakau, fainas dviratis, nu, žinai, kaip, aš sakau, turiu ilgai kanalą, ten toks small talkas. Sako, turiu vieną šaiką čia tokių pasinešę ir ant dviračių restauravimo. Daviau iš telefoną savo įvedį, būtent Ride and Mend ir tiesiog taip sužinojau apie tave. Tai jau tokia maža istorija apie kaip sužinojau apie tave, o kodėl tas pavadinimas? Tai Ride and Mend, nu, tai angliškas tas žodis labai senas, mend labai mažai naudojamas, bet iš žodyno vos net tas terminus mend, tai ten remontuoti, prikelti, restauruoti, atkurti, ten atnaujinti, žodžiu, prikelti naujam gyvenimui, ten ar šiaip, nu, tai jeigu taip plačiai visą ten žodyną reikšmę, tai dėl to panaudojau tą žodį, nes jisai toks tipo... Mendo man kažkaip įstrigęs, kad lenkti, bet čia tikrai net ten bend būt. Tai čia būna bend, nes būna prilankstytų rėmų, yra atvežę žmonės, tai yra tekę ištiesinti, ten stovi tandemus, tai jisai irgi sumestas visas, reiks jį su trosais išsivedžioti, aš čia kitą savaitę žadu jį visą ištiesinti ir ten atnaujinti žodžiu, nes jis toks, nu, kokius 2 laipsnius nuo centro per susuktas, tai yra ką veikti tokius bairius padaryti, bet va dėl to plienas ir kūnas, jį gali ištiesinti ir vėl važiuoji. Tu to patinka tas plienas, kaip suprantu? Jo, ir jo savybės, kaip važiuoji. Tu esi tas no carbon, bet plieną? Ne, nu tai mano Nakamūras tos raketinės, tai yra ir karboninis vabalnas, ir vairas, ten spaceriai, ten titaniniais, greitvežliais, dar visokie, bet pagrindėjo, šiaip plienus rėmus šakę, tai iš karto norėčiau. Jeigu net nuo modernų dviratį pirkti, tai iškart būtų koks cinelis plentas plieninis modernus, gravelis ten cinelė plieninis modernus ir ten MTB koks modernus, koks Kona Unit X, ten, nu, tipo, iš plieno, kad būtų. A, kodėl plieno? Būtent tu nori, kad iš plieno būtų. Nes jos labai, kaip pasakyti, aš gal dėl to, kad nuo BMX kilęs ir BMX visi ten freestyliniai, plieniniai ir ant kiek jie brutaliai tvirti yra. Aš esu nuo, pavyzdžiui, Soboro 3 laiptai, kur yra. Tai nuo 3 viršutinio laipto su trišiam nušokė ir nieko tam dviračiai. Jisai numetė, jisai kaip balionus atšoka ir kibirkštis tik išėjo ten nuo vairo galo ir viskas. Ir tas nuo to laiko įstrigę yra. Ir kiek aš esu pats turėjęs ir karboninį ten MTB, ir aliuminį MTB, tai visiškai kitokios tos savybės važiavimo. Ypač labai ilgą distanciją, jeigu važiuojant, tai visas tas smulkės vibracijas, tas plienas pats kaip spiruoklė viską sugeria, jis iškufleksina ten tipo viską, bet visai smagiai važiuoja, tai dėl to. Nu ir iš estetinė pusė irgi plieno, nes tie vamzdžiai kūdi gražus, ta prasme nėra, kad ten tokio storio, ten karboninis dauntūbus ant plento. Taip, kaip Lemonas, tada naujausiai būna tokia. Jo, tai tipo Aira, nu jo, bet Aira naudinga gal vėl, kas Tour de France važiuoja, aš tai nevažiuosi. Gal kada nors, kas ten žino, bet dar įmanoma. Bet iš tikrųjų buvo tas, nu tiesiog tuo metu technologija buvo plieniniai dviračiai, paskui atsimenu titaniniai būdavo, man kažkas tokio irgi jau buvo. Tai jo kolega Linas Titaninį turi single speedą pasidaręs 26 su drobarais. Tokį, tai irgi 9 kg sveina, tai raketą. Paminėjai kolegą, tai kaip čia sugalvojot įsikurti pačiam centre praktiškai? Tai radom šitą, tai dėl to ir paėmėm per COVID tą vietą. Nebuvo baisu per COVID ypatingai? Tai buvo labai baisu, bet nu, reikėjo rizikuoti, nes kitaip tai prašaut gali paskui nerasi ten.
ar patalpų, ar laikas nebus tinkamas. Taip, kaip tu sakai, turbūt ir daryboms buvo geras metas, vis tiek bus tuščios patalpos, tai duokit. Visiškai tuščios buvo, nes buvo kažkokia šokių studija, kur ten 4 žmonės gal telpa šokti. Čia šokių studija? Jo, čia buvo visas sienos veidrodžiai. Ta prasme, čia dviese šoktų. Jo, čia jeigu reikia šokti, tai tikrai skirti dantis kažkam gali. Bet jo, ta šokių studija išsikraustė, nes jiem neapsimokėjo čia būti, tai liko tuščias patalpos, mes radom iškart, čiupom, griebėm vos ne, ten skolinomės pinigų iškart, kad išsinuomot, nors neturėjom ten pilnai kapitalą, bet, darėm. Bet man patinka, kad toksai verslas jūsų iš aistros, ne? Jo, aš net nevadinčiau verslą, čia mano šiaip, tipo, gyvenimo būdas. Žaidimo aikštelė. Bet ir gyvenimo būdas mes šito pačio. Jo, aš pastoju, aš tai netgi su, tarkim, draugais ten kažką jie kalba, pasakoja, man neįdomu, nes ne apie dviračius. Mane kraujai vada 40 jaučiu, ar ten mineralinė alyva, ar dar kažkas. Plieno pas tave nestrigė. Plieno tai tikrai yra, pirštuose pristrigė buvę ne kartą. Nes turiu ir mačiau paleiką, norėjau pasakyti, taip senoviškai paleiką, tas nepalo, kur nuvalyti dviratį visai, ne? Jo, tai mes čia vietą nusiplaunam, yra ultrasonikas, ten grandinėm išsivalyti blokam, viskam, kad nereiktų ten, darbo laiko biškį staupa, negu ten išreist pačiam ar ten kokiam gazuolį, ten dizelį mirkyti, ten grandinių kokių kaip senoviškai. Ir ten plaunam, ir aš norėjau plovyklą nusipirkti, kur buvo ale šunim malyti ten, neradėjančią plieną, viską kaip pamačiau kainą. Tai paskui radau skelbimuose bačką už ten 5 eurus, per pusę ją perpjovau, iš 5 su rėmą karkasą pasidariau tokią plovyklą pats. Bet tu žinai, dar gali klausimas, blemba, tai aš savo brangesnį dviratį gal nevešiu, nes nemokėsiu paremontuoti, bet mačiau jo, kad tai buvo ir Svorksą atsivežęs, ten lidukų uždėti kažkas, ne? Jo, tai pas mane visokių raketų atvažiuoja iš tikrųjų čia, gal, kad čia nėra ten steriliai kaip pas dantistą švarų, tai nereiškia, kad čia neatvažiuoja tų raketinių dviračių, nes žinių jau yra, nes jau, nežinau, nuo 14 metų tas dviračius konstruoju ir pats prilaužęs ten detalių. Tai jeigu taip neoficialiai, ne nuo Raidenman skaičiuojant, tai 15 metų aš vis konstruoju, krapštų, kažką suremontuoju, pamainai, ten nudažai, žodžiu. Ten būdavo mokytojam už pažymį, ten sutvarkyti dviratį, žodžiu, ten praeiti lietuvių kokį ten. Ja, tai. Ir čia iš tikrųjų toks kaip taškas, ne išvežiotojų, kaip čia... Tai kurjerių asociacija mes atstovaujam, tai kurjeriam padedam ten paremontuoti tos vargšus dviračius, nes jie baisiai neprižiūri jų. Nes jie važiuoja iš tiesai ir nieko nedaro. Važiuoja, kol sugriūna, tada atvažiuoja ir paskui, tai sako, čia 200 eurų viskas. O ten nieko nelikė, ratlankiai sudrošti, ten rimbreikai, ten trosai šarai užpūvę, drivetrainus visas nudroštas, ten viską pakeisti, rėmus su šakė lieka vos net. Tai klasika. Tai gaunas ten, bet yra kurjerių, kurie ten su visiškais tokiais paprastais baikais važinėja, pasidarė. Aš net jau padaręs ir nusipirko pigiai, kad ten drošti žiemą ar šiaip. Tai būna vos ne grandinė sudėvėja, aš ten iš roto randi kokią mažiau susidėvėjusią, uždėdai, kad toliau varytų. Tai jie taip sutaupa ir taip bendruomenės stengiasi palaikyti, kad ir kurjeriai galėtų toliau savo dirbti ir kad daugiau važinėtų. Jie susitaupa ant geresnių dviračių, nusipirka, varom prasiminti kur nors. Tai būdavo į Blackspoto coffee raidus, tai arba šiaip į mišką savaitgalis. Aš lazy raidus organizuodavau čia vasarą. Kad sekmadieniais į mišką pasivažinėti su kalnų dviračiais, tarkim. Reiks vėl būtinai pradėti, iš tikrųjų. Taip noriu mišką normaliai išlėkti. Taip, dabar šitą žiemą, kai užsitęsi, tai jau visiems turbūt trauna stogą, kad nori, žinai, kuo greičiau į mišką, ten tiesiog važiuoti dviračių be šalčio, Bet užsigrūdinu dabar, nes pas mane sezono nėra, aš iš keurus metus minusų. Aš noriu sakyti, tu turbūt neturi mašinos, tu visur su dviračiu, ne? Visur su dviračiu, ta prasme, reikia Vilnių nuvažiuoti, šokai traukinį, nuvažiavai, išlipai po Vilnių, ten nereikia nei parkuotis, neerzintis, ten kur, ten ką pasidėti, ten kur apilti. Ten nuvarai barščių, pavalgy ir varai, tipo, nuo to gerai. Tai čia tu saugai daugiausiai gamtą, negu tie, kur perka Tesla, nes tu, žinai, ir atgamini tą dviratį priklį naujam gyvenimui, čia kaip tas, žinai, biznis, koks tas buvo šiuolaikiškas žodis panaudoti? Refurbishing, taip.
Tai tas ir yra, kad, pavyzdžiui, kad naują dviratį nusipirkti irgi, tai ale CO2 ten išskiria gamyklos. Nu, taip. O čia arba tas pats ta Tesla palyginus, tai Tesla pagaminti jau geriau koks 4 Golfas dyzelinis su jau pervirintais šlenkščiais ir ten jis toliau važiuoja, jis jau tas CO2 jau išsilyginęs senai yra, jau tipo, jis jau į pliusą tą CO2. Gal neina, bet tas pats ir su dviračiais gaunas, nu, prasme. Na, aišku, mes ir miltelinių būdų vežam dažyti, čia aišku, ten, nežinau, kiek gamtai ten gerai. O kodėl būtent miltelinis ilgiau laiko dažymas? Nu, jo, mes radom dažytoją visai patikimą Irmantą, tai mes pirmus rėmus nuvežėm jam pabandyti, gerai nudažė, nu, taip ir bendradarbiaujam iki šiol. Ir tas, va, pavyzdžiui, geltonai juodas nudažytas miltelinių būdų, šiaip labai daug dviračių miltelinių būdų dažėm. Ir nemažai pas tave Instagram'e, ne? Jo, beveik daugelis baikų yra mandrai nudažyti. Tai pasižiūrėkit, rekomenduoju 90s dviračius pažiūrėti. Ir tokių tikrai nematytų ir kaip tikrai gražiai, o tas, kai mes šnekam, gal nematot, bet užsukit, pasižiūrėkit į Instagram'ą ir gyvai užžiūrėkit. Kavos pasirinkit iš Vero Cafe ir ateikit. Na, galite ir pas mane padelį. Pas tave, gerai. Dyką pavaišinsiu, tik užsukit, paplėpėt. Taip, ar su dviračiu važiuojat, čia kaip tik geras taškas. Ar grandinę pasitėt. Ir pats esi važiavęs dar Gediminai, ne, su MTB varžybose, kai visi nustemba, kad tu ten su 900 dviračių rimreikais. Ir su batais paprastais nesuklipsiais, jo. Gerai, kad su šalmu dar. Tai su šalmu. Nes 900-aisiais mes čia kaip tik diskutavom. Labai šalmu buvo su tokiom kepurėlėm varydavo ir viskas. Bet tai tas... Tu ten gerai atvažiuoji, ten būdavo nustebę, Heura, kas čia lenkia? Su kėdais, su rimbreikais, paprastu dviratu. Praeitą sezoną tai ne kažką ten top 30 gal elito grupiai, tai galia kažkur. Bet buvo kas vieną ratą mina su brangiais žiauriai dviračiais ir taip kažkaip keistai, bet... Ne, jeigu gali, tai viskas labai tai jau gud, aš nepykstu. Bet čia tas, žinai, kai man buvo, aš irgi važiuoju, tada jau čia naują dviračią nusipirkau viską. Žiūri, jaunuolis lenkia su, neatrodo, su žieminiais batais, žinai, su šortais. Su kerzais tokiais būna, ten su koža užsirengęs, ten važiuoja. Ir tada galvoju, kodėl aš čia tada minu, kad tai man gėda, žinai, tada lenkia. Visi tokie, šiaip atvažiavę, bet tada treniruojasi ir turi, bet tai vėlgi, tai parodo, kalėdinos end of the day, kad daug ką lemia pats. Technika, šiaip, ta prasme, aš tai daugam ir rekomenduoju, ta prasme, nepirkti iš karto, ten jeigu labai nori į tą sportą eiti, gali geriau pasimti netgi tą 90s dviratį ir išmoksi pats susiremontuoti, kažką pasidaryti, nes jie labai paprasti. Aš nenoriu. Bet jie labai paprasti, ta prasme, gali ten Afrikoje jaučiu rastum, ten pavarų traselį pasikeisti, netgi kur nors ten, bet ir paprasčiau dirbti prie jo ir kai nėra ten, tarkim, amortizacijos, ten dar visokių ten dropers ir paustų, viską tai kai išmoksti tą dviratį valdyti tokiuose sąlygose, tai paskui ant kokio fulo ten užlipi, tai atrodo, ten net nėra ką veikti. Tai va, tas ir yra gal, kad aš kai turėjau modernesnius dviračius, pavyzdžiui, Kauno visos tos trasos, kur yra, tai jos tokios labai lengvos, ten, ypač jeigu su full suspensionu, tai net, atrodo, mini ir viskas, suriedi, ten nereikia žiūrėti kokią šaknis, kur išlindus ten kiaurai. O kai su tokiu ratai mažesni, ten visur kliūna ir amortizatorių nėra, tai tu turi labai skaityti kelią, kur ten neužkliūti, kur ten nepaslys, ta prasme. Tai va tas irgi labai daug įtakoja, tai paskui, kai atsisėdė ant modernus dviračių, atrodo, neįdomu važiuoti į trasą, nes per lengva, ta prasme. Tai jo, geriau būtų pradžiai retro koks baikas arba šiaip paprastesnis, o paskui jau galima augti su dviračiu, jeigu, va, tarkim, ten maratonė vieną ratą minant, jau žiūri, jau antrą pradedi minti, jau žiūri kažkur priekį, tai tada gal jau žiūri, galima ten naglesnį dviratį. Ir ta motivacija tokia, paauksi pavadinkim, pagreitėsiu, tada dar geresnį dviratį, ratus ten geresnius, dar kažką. Taip. Dėl to Raidenman pavadinimus važiuoji, remontuoji, tobulini, augi, ten su to dviračiu taip ir gaunas irgi tas toks daug prasmių tas Raidenman turi, tas logotipas irgi ten iš steampunko, kaip alė medinis ratas, tas pavaizduotas, tai jo. Prigalvojęs, apgalvojęs jau čia, kai suprantam. Jau ilgai, čia buvo kokį 11 metų buvo vyniota, kol pradėjau puslapį daryti ir ten pradžiai buvo, kur aš pats keliauju po visur,
ir tipo, tas puslapis iš paskos, bet vyko ten tik seni darbai arba ką vietoj padaręs, bet nebuvo jokios grinai lokacijos, kur galėtų žmonės užvažiuoti, pasižiūrėti ar ten susitvarkyti kažką. Tai jo. Aš tai vis prašau to paklausyti, gal kažką turi įdomus, kad eidant užsukt pasižiūrėti, nes tikrai būna tokių išskirtinių dalykų, kur turi paskui parduodė ten, žinai, tai žmogus pasiėma atgal, bet matau dar Ancinos, tai kolekcija neturi darbų pakaupęs. Tai galiu parodyti šiaip spinerius. Klasikinius. O tai dar įrašinėjom, čia pažiūrėk dar, gerai. Jo. Ar jau baigsis mūsų kortelės? Liktais jo dar stopas. Tai va, spinerius. Šitas yra legendiniai. Čia jau yra Widowmakeriai arba pusimamė, tai čia kaip pavadinsi, taip nepavadinsi, bet jau jo. Čia juos uždraudė paskui jūs. Jo, jūs jai uždraudė, nes žmonės galūnių netekdavo, tai per zavalus, kai krisdavo. Nes čia kaip peilis. Tikrai kaip peilis. Dar eidavo, čia jau tokia kaip pleištai įsikišdavo, kad ale standesnis ratas būtų. Tipo atskirai, bet po to jų atsisakė, nes plyždavo čia ratlankis ties tą vietą. Šis ratas atrodo mažesnis ar čia? Čia 6,5C, tai čia mažesnis negu plentų. Bet kame bairis, kad šitos galima uždėti drąsiai ant 2.6 ant TB retro ir stabdžiai susireguliuoja ir gali pasidaryti labai greitą 2.6. Visko, turi čia kaip sakau. Ir už tavęs geras egzempliorius. Čia draugo rėmus buvo, tai į duobę trenkęs su lankstė rėmą. Tai kabo dabar kaip šiaip atsiminimui, kaip dizainą gal toks gal. Detalės. Arba jeigu žmonės norėtų gal tokį panašų kažką pasidaryti, tai galim padaryti drąsiai. Fantazijas pildai, ne? Kažkaip. Jo, drąsiai, ta prasme, jeigu žmogus nori, tai visada galima kažką. Su karbonu nežaidė, ne? Nes yra tikrai, tam tikrai kiti specialistai, kur tvarko karboną, ten tarkim kaip jis, bet pats... Tai karboną tvarkyti nelabai. Yra kas labai gerai Lietuvoje daro visai, mano nuomonė. Vardą neatsimenu dabar, bet... Yra Vilniuje ir Kaune. Jo, tai jiem geriau perleiščiau padaryti tą darbą ir ten, tarkim, padažyti kažką pats galiu, ar ten surinkti tą baiką, kuo kruopščiau. Bet aš tai labiau norėčiau plieninius rėmus pradėti gaminti, tai galvoju iš senų visokių pradžiai. Ten pežas, pavyzdžiui, stovi visas sulankstytas. Tai iš jo išimti hetubą, BB, ten viską dropautus ir sumažinti, tarkim, vaikišką dviratuką padaryti, ten kaip pavyzdį. Kaip testui pradžiai, o paskui galvoju, BMX kokį rėmą pagaminti, pabandyti sulaužyti ir žiūrėti, kiek aš sugebu ten. O tada jau visiškai kastum pagal žmogaus ten ūgį, smūgį ir pagal norus gaminti. Ir galima lipduką užsilipinti, pas atvažiuoti, ne? Jo, mes turim plateliuką, darom lipdukus, ar ten vardą užsikliuoti, ar kažką galim drąsiai ženklą kokį nors. Ar ženklą, ar ten, kad mašinas trauktus iš kelio. Ar, žinai, užsirašyti S-Works ant Galaxy ten dviračių. Taip. O tai koks man įdomu, toks labiausiai challenging turėjo koks projektas? Gal ir pameni, kur tau įstrigęs. Ar smagiausias gal? Smagiausias, tai buvo Cannondale'as M2000, tipo, vienas iš tokių pirmųjų. Tai jisai grinai originalus ten 3x7 XT visas grupsetas su Ritchie Logic crankais. Tie tam shifteriai dar oldschooliniai, kur galima į friction shifterį padaryti. Tai tas visas buvo, kur gavosi pedalai originalus, X-tuką, mes viską perdažėm, atpoliravom, netgi logotipus išdažėm, po lakus stovi, o ne ant šiaip lipdukus užkliuotas. Tai ir gavos labai gražus dviratis ir nusipirko žmogus už padorę mum kainą, ta prasme, kad negaila atiduoti buvo, nes labai daug darbo įdėta ir lengvas ir visai tipo, kaip tokio amžiaus dviratis man jisai visai moderniai atrodo, ta prasme. Tai tas Cannondale'as buvo labiausiai. O šiaip tai pačio projektai irgi, ta prasme, turėjau vieną šiaip rėmą visą baiką, tiksliau pradžiai nusipirkęs. Ir aš su juo ir augau, buvo 3x7, paskui ten 1x9, paskui single speedas, paskui 1x10 ir taip vis ten, tai ratus ten geresnis, viską po biškį krovau ir pavogė Vilniui. Tai tas buvo labai sad, ten hard rockas, mod mašinas, tai aš su juo
downhill'e pirmą vietą Jonavoj paėmiau hobby vertil grupį prieš kelius metus, tai visai kaip su rigidiniu baiku su kantileveriais tipo atvariau, tai visai geras jausmas buvo. Netgi ant podiumo pirmą kartą gyvenime atsistojau iš tikrųjų, nes neišeidavo, nes labai aukštai užsiropštęs kažkur ten bandyti pasiekti, kas neįmanoma beveik, bet vis tiek bandai. Tai tas downhill varžybas, atsimenu, baiką net išsikėlęs į viršų ir ten ant podiumo, kad va, tai toks geras jausmas buvo, tikiuosi, kad kažkada dar išeis, o ypač maratonuose norėčiau, tai prasme, ant podiumo atsistoti, kada nors būtų epic, nors vienose varžybose per ateinantį kokį sezoną ar kitą sezoną, tai čia būtų. Ir su to senovės. Nu jo, va, su savo Nakamura dabartinė. Supratau, be šakės amortizuojančios. Nu jo, bet čia jis visai moderniai padarytas ir tūblės rėdės. Kaip jis sveria? 10,8 kg, kaip plienai neblogai, manau. Bet... Ir kaip tu sakai, rėmas, tai ir for life. Nu jo, jisai, ta prasme, jam dabar, jis 98 metų tas rėmas. Okay. Tai aš nemačiau dar, nei problemų nebuvo, nei ten traška kažkas neįskilo, aš su juo ir į Smertkalnį nuvažiuoju pašokinėti. Nu, ta prasme, aišku, ne taip jau įspūdingai, kaip ten Hebra važiuoja su tais full suspensionais, bet pavyksta paskraidyti visai smagiai. Tai smagu ir tikrai linkiu tau daug užsakymų. Tikiuosi šitas video padės užsakymų dar daugiau gauti ir dabar nenuobodžiauti žiemą, bet kaip atėjau dar tikrai nenuobodžiauju, dirbi. Taip, pabiškai krapštomis, nes yra, tai atvežė elektrinį dviratį, ten suremontuoti dalykus. Tai dar kartą, užeikit Ride and Mend. Jie prašymą įdėsiu iš tikrųjų linką į Instagramą, į Facebooką. Jo. Pasižiūrėkit, rašykit, atrašys, jeigu Hebra atrašinėja. Pasižiūrėkit, jie pardavinėja tuos dviračius, būna kaip čia. Pastoviai papaustų. Pastoviai, taip. 200, 300 eurų, 400 viso. Nu yra dabar vienas už 900 toks. Jau čia brangiausias. Čia, vienas iš brangiausių jo, bet, aš manau verta, nes visai high performance čia viskas pagal tokį dviratį, bet jisai labai toks kelioninis labiau galbūt, negu lenktynėm. Nu taip, bet tai visokių, čia, žinai, miesto dviratis, vaikui ten kokia. Jo, galim sukonstruoti, rėmų kabo pilna, tai čia galim pagal fantaziją. Yra liko ganai nauji, net modernus, ta prasme. O iš kur tu čia jos pasiėmęs? Tai čia Andrius Petraška iš Projektpoto. Atvežė, sako, sulipdysi kažką, tai sulipdysi. Tai užsukit, pasiskaitykit, pasižiūrėkit ir smagu, kad yra tokių vietų. Smagu, kad užsikrėtęs tuo dviratizmu, kaip sakai, nuo 14, nuo 15 važiuoji, krapštai, tai toliau laikyt kardaną. Ir linkiu dar daugiau Hebros čia, kai šils orai, kurie atvažiuos ir su dviračiais ne tik ten pasiremontuot, bet ir šiaip užsuks kavos. Tai galvoju, laikyk kardaną komandą, gali čia būstinę dabar turėti. Ir laukiami čia. Taip. Centre, pačiam Kauno centre. Tai užsukit ir jūs, nepasididžiuokit. Ačiū tau. Ačiū tau.